Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien aš noriu pakviesti jūs drauge skaityti ir pasigilinti į Šventojo rašto tekstus, kurie siūlomi liturginio kalendoriaus skaitiniai metų liturginėme kalendoriuje. Šio sekmadienio skaitiniai patraukė mano žvilgsnį. Aš pagalvojau, kad sudarytojai iš tiesų labai gražiai sujungė Senojo ir Naujojo testamento tekstus. Nors tą ryšį jungianti nėra taip lengva iš karto ir atrasti. Tarsi motyvas tas pats, vandens motyvas, tačiau ta giluminė jungtis, reikia pamastyti apie ją. Ir aš pagalvojau, kad tikrai tais apmąstymais bus smagu pasidalinti su jumis. Taigi, kaip visada, prieš pradėdamas skaityti, noriu primint, kad jei patinka, nepamirškite pareikšti padėką, uždėdami patiktuką. Kviečiu judėti drauge, prenumeruoti mano kanalą ir mokytis iš Dievo žodžio. Pirmasis tekstas, kurį mes perskaitysime, yra užrašytas Išėjimo knygoje 17 skyriuje nuo pradžios. Visi izraelitai keliavo toliau iš Sino dykumos, sustodami, kai Viešpats įsakydavo. Jie pasistatė stovyklą Refidime. Čia jie nerado geriamo vandens ir priekaištavo Mozei sakydami: duok mums vandens atsigerti. Mozė jiems atsakė: ko burnojate prieš mane, kodėl mėginate Viešpatį? Žmonės ištroškę vandens murmėjo prieš Mozę: kodėl mus išvedė iš Egipto, kad mus, mūsų vaikus ir gyvulius numarintum troškuliu. Tada Mozė šaukėsi Viešpaties: ką man daryti su šita tauta? Nedaug trūksta, kad jie užmuštų mane akmenimis. Viešpats atsakė Mozei: išeik prieš tautą kartu su Izraelio vyresniaisiais. Laikyk rankoje lazdą, kurią sudavei į upę, ir eik. Aš stovėsiu prieš tave ant uolos Horebe. Tu suduosi lazdą į uolą, iš jos ištekės vanduo ir žmonės galės atsigerti. Mozė taip ir padarė Izraelio vyresniųjų akyse. Jis praminė tą vietą Masą ir Meribą. Dėl to, kad izraelitai priekaištavo ir mėgino Viešpatį, sakydami: ar yra Viešpats tarp mūsų? Pažįstamas vaizdas. Izraelio tauta išeina iš Egipto, kur gyveno ir vergavo, dirbo labai sunku juodą darbą, bet visgi Egipte jie buvo jau įleidę šaknis. Ir šis Mozė, Dievo žmogus, pašaukė juos tautą eiti ir pagarbinti Dievą, išeiti, tapti laisvais. Ir žmonės patikėjo Mozę. Dievas padarė daug stebuklų, 10 stebuklų užrašyti, po kurių faraonas galiausiai išleido Izraelio tautą keliauti. Bet kelionė dykumoje iš karto kelionėje tauta susiduria su išmėginimais, pačiais įvairiausiais išmėginimais. Ir čia yra tik tai vienas epizodas,
apie kurį beje mes skaitome skirtingose vietose, kad tiek žmonės mėgino viešpatį, kaip čia Mozė jiems pasako, kodėl mėginate viešpatį, bet taip pat mes skaitome, kad ir viešpats mėgino žmonės. Žodžiu, na, tas vertimas gundė viešpatį nėra tikslus, aš šiek tiek pataisiau į žodį mėginate viešpatį, reiškia, na, statome jį į tam tikrą vietą, duosis, parodys savo ištikimybę ar ne. Na, tai yra tas Dievo mėginimas. Bet svarbiausia, kad pasireiškia jų neapykanta tam lyderiui, kuriuo jie patikėjo, pasitikėjo ir iš tiesų regėjo tą Mozę su lazda, nes čia yra Mozė ir lazda. Lazda yra labai svarbus simbolis. Pirmas stebuklas Egipte buvo tas, kad lazda virto gyvate. Ir, na, po to ta lazda, jinai vis prieš Dievo jėgai, Dievo antgamtiniai galiai pasireiškint, turi tam tikrą vaidmenį, na, kaip ir čia atrodytų iš pirmo žvilgsnio, bet kaip mes pamatysime, lazda, na, atlikdavo ir labai praktišką tokį kaip ir kastuvo vaidmenį ir, na, darbo įrankio vaidmenį. Bet, reiškia, na, ir Mozė meldžiasi ir tada Dievas sako, yra čia vandens iš tiesų. Reiškia, na, ne tai, kad dabar tas vanduo atsiras, bet, na, jeigu tu atsistosi teisingoje vietoje ir su lazda muši, atkasi, pramuši plyšį, iš kurio tekės vanduo. Ir aišku, tas Dievo vedimas yra būtent susijęs su vieta. Dabar, savo jaunystėje aš esu gyvenęs prie jūros, negyvenamose vietose, prie Juodosios jūros, ne, na, pliažuose, kažkur tai kurortuose, bet olose ir, na, tokioj labai egzotiškoj vietoj, reikėdavo eiti iki jos, bet galiausiai ją uždarė. Tai va, bet keletą metų iš eilės man yra tekę ten gyventi ir gyventi net po keletą mėnesių. Ir, na, į tą vietą vėl atvažiuodavo daug įdomių žmonių, mes ieškojome gyvenimo prasmės visuomet, išnaudodavome progą su tais įvairiais žmonėm, kurie atvažiuodavo iš Sankt Peterburgo, na, tuo metu Leningrado, iš Maskvos, iš įvairiausių vietų iš tiesų. Ir dažnas jų buvo būtent irgi, sakykime, gyvenimo prasmės ieškotojas. Ir vienas maskvietis ten gyvendavo net iki naujų metų. Ir dabar, reiškia, mes matom, aš mačiau savo akim tai, kad jis eina, na, sustoja, eina vandeniu, ne vandens paviršiumi, bet netoli kranto, tada sustoja, eina ir pradeda kasti. Na, paaiškėjo, kad tokiu būdu jisai ieško gėlo vandens, nes artimiausias miestas daugiau nei 7 kilometrai ir to vandens neprisinešiosi, reikia išsikasti šulinį. Ir jis mus išmokė. Po to kitais metais jau aš pats tai dariau ir, na, mes iš jo perėmėme tą patirtį. Ogi būdas yra labai paprastas, kadangi jūros vanduo šiltas, einant
pajauti, kad staiga šalta srovė. Va štai toj vietoj įteka gėlas vanduo, eini ir žiūri, ar tinka ar ne, bet pradėjęs kasti, ateini iki gėlo vandens, apdedi akmenimis, o kartais tai būdavo tiesiog iš tiesų prie pat uolos. Taigi to gėlo vandens ieškojimas man labai pažįstamas. Ir akivaizdu, kad dykumoje, išgyventi be vandens praktiškai neįmanoma. Todėl tauta keliaudama per dykumą vis ieško oazių, tų orientyrų atvedančių prie vandens šaltinių. Nes, ten jie gali ir atsigauti, ir papildyti savo tos maišus, kuriuose vandenį nešiodavo, odinius ir panašiai. Žodžiu, mes turime tokią situaciją, kur Izraelis staiga supranta, nėra čia oazių, tarsi turėtų būti vanduo Refidime, bet jo nėra. Mes kur beieškom, jo nerandam, ką daryti. Ir kur mes eisim, mes nenueisim toliau. Ir ta panika apima tautą, mums pažįstama, kai būna su mumis, atrodytų, nebeturi darbo, kaip išgyvensi, kaip dabar išgyventi, bet Dievas pasirūpina. Tai yra tokia paprasta pamoka visų pirma, kad Dievas rūpinasi savo žmonėm. Ir jeigu jau mes išėjome su viešpačiu į pažadėtąją žemę, jis nuves, aprūpins, padės pačiose sunkiausiose situacijose, pačiomis vargingiausiomis aplinkybėmis mes susilauksime Dievo pagalbos. Tačiau reikia būti atidžiam jo vedimui. Būtent Dievas bendravo su Moze, šiandien jisai bendrauja su tikinčiaisiais per šventąją dvasią. Ir tas jautrumas, pokalbis su Dievu savo širdyje, kur yra išlieta šventoji dvasia, yra labai svarbus. Kiekvienas turime mokytis įsiklausyti. Ne tai, kad į savo vidinį balsą, bet į Dievo balsą mūsų viduje. Reiškia, izraelitai buvo pagirdyti. Jie aprimo iki sekančio karto. Dabar, kai pradedi galvoti apie kelionę per dykumą ir nuo jos eini toliau į kitas Senojo testamento vietas, matai, kad tų panašių atsitikimų buvo ne vienas. Ir štai dar keletas. Iš čia izraelitai priartėjo prie šulinio, apie kurį viešpats kalbėjo Mozei. Tai jau Skaičių knyga, 21 skyrius. Surink tautą ir aš duosiu jai vandens. Vėlgi, matom, tas pats. Reikia ateiti iki tam tikros vietos. Ne tai, kad vanduo jau trykšta, jo nėra. Bet dabar šiuo atveju turėjo kasti. Ir kasė kilmingieji, kilnieji kunigaikščiai, jie pirmieji, bet manau, vyrai darbavosi visi.
Ir kai jie dirbo, jie giedojo. Yra tos darbo dainos. Iš tiesų, lietuvių liaudės dainuose, apskritai tautų liaudės dainuose yra tos darbo dainos. Žmonės dirba ir kad būtų lengviau dainuoja. Tada izraelitai giedojo, manau, galim ir dainavo tiesiog, šuliny, duok vandens, giedosime tau. Na, giedam Dievui, todėl man, čia aš jau netaisiau, bet dainuosime tau. Šuliny, kurį kunigaikščiai ir kilnieji iškasė skeptru ir lasdomis. Štai mes turime, reiškia, vėlgi lasdas, skeptrą ir mes turime Mozės lasdą, vėl tas, reiškia, praktiškai identiška situacija, tik ten Mozė vienas trenkia. Gal jis praduria toj vietoj ir staiga pasirodo vanduo. Detalių jau mums nebeprašo. Kaip ir čia, tik tai iš žodžių tos dainos mes sužinome, kad reikėjo kasti, kad kad tas Dievo stebuklas yra drauge su žmonių darbu. Mozė girdi, į kurią vietą reikia ateiti, tada toje vietoje kasamas šulinys. Ir ne iš karto vanduo pasirodo. Užtat darbo metu gimsta ta daina šuliny duok vandens. Šuliny duok vandens, mes žinom šuliny, kad tu čia esi, duok vandens. Čia galėčiau aš jau simboliškai labai daug paralelių išvesti vėl su mūsų praktiniu gyvenimu, kad yra vietos, kur, nėra jokių, sakykime, gyvybės ženklų, bet, Dievo dvasia liudija, kad toje vietoje gali atsiverti gyvybės vandenis, gyvojo vandens srovės, kurios perkeis viską ir atgaivins Dievo žmonės ir apskritai atneš gyvenimą. Nors iš išorės dykuma, ta vieta niekuo nesiskiria nuo kitų. Galbūt yra kažkokie ženklai, visgi ten, kur yra vanduo, ten visada bus tie ženklai, kaip aš pasakojau jūroj, ta šaltas, reiškia, galbūt uolos šaltesnės, aš čia dabar spekuliuoju, fantazuoju, bet galbūt kažkokia gėlytė viena kita prasikalusi, jinai gali liudyti, kad kažkur yra vandens šaltinis, nes antraip viskas išdžiūsta ir numiršta. Dar paskaitykime. Išsibaigus vandeniui odinėje, tose odinėse jie nešiodavo vandenį, nešdavosi vandenį į dykumą. Hagara paliko vaiką po vienu krūmokšniu. Paėjusi atsisėdo priešais jį lanko šūvio atstumu. Jis sakė, negaliu matyti mirštančio vaiko, ir graudžiai verkė. Dievas atvėrė jai akis ir ji pamatė šulinį. Nuėjusi pripildė odinę vandens ir pagirdė berniuką. Ir be abejo, tas berniukas buvo Izmaelis, Abromo sūnus, kurį drauge su jo motina Hagara Abromas išvijo iš namų, kai gimė pažado sūnus Izavokas. Bet Dievas pasirūpino ir atstumtuoju. Tai vėl labai graži vieta, kad Dievas rūpinasi ir atstumtaisiais. Žmonės
atstumtuosius nurašo ir, išsiunčia į dykumą, atskiria, o dykumoje mirštama. Ir Hagara myli, aišku, savo sūnų ir jinai verkia, jinai rauda, bet jie pasmerkti mirčiai. Vanduo Odinėje baigėsi, grįžti į namus jie negali, jų nieks nelaukia, jų nepriims, praktiškai, taip pat kaip izraelitai. Ta pati situacija, jie, jų egzistencija kybo ant siūlo. Jie priėjo liepto galą ir nėra vandens, bet staiga Dievas atvėrė jos akis, ne tai, kad to vandens nebuvo. Jinai nežinojo, kad jis yra visai netoliese, bet reikėjo iki jo, kažkaip tai prisikasti, tą versmę atkasti, pramušti. Ir čia tos detalės neminimos, bet vėlgi labai aišku, kad, jinai pamatė tą šulinį, gal jis buvo tas užbarstytas šulinys. Nes mes vėlgi skaitom, kad Izaokas regis kasė šulinius, o filistinai juos užkasdavo. Ar tai Izaokas stengiasi Abraomo iškastus šulinius atkasti, kuriuos filistinai buvo užkasę. Žodžiu, visų vietų tikrai aš neplanavau išrinkti, kurios turi tas sąsajas, nes toks buvo gyvenimas. Dykvietėse, dykumoj, be vandens mirštama. Vanduo yra, visos mūsų planetos gyvybės garantas. Ir, todėl tas vandens motyvas atsiranda, įdomu, ne tik Senajame testamente, bet ir kitų tautų mituose. Tautų, su kuriomis Izraelis nuolatos, turėjo ryšių arba gyvendavo egiptiečių mituose, kananiečių po to mituose. Tyrėjai atranda tą patį motyvą ir be abejo, jeigu jau kalbam apie tai turim paskaityti dar iš psalmių ir iš pranašų, bent po vieną vietą, nors jų tikrai yra kur kas daugiau. Ir čia psalmininkas prisimena Izraelio išėjimą iš Egipto, jis perskyrė jūrą ir pervedė juos, vandenys stovėjo kaip siena. Tuomet, kai vijosi faraonas su raiteliais, norėdamas vėl parsivesti vergijon išėjusią tautą. Bet Mozė ištiesė lazdą ir vanduo persiskyrė. Jis vedė juos dieną debesimi, o naktį ugnies šviesa. Jis perskėlė dykumos uolą ir pagirdė juos kaip iš gelmių. Ir įdomu, kad hebrajiškai ir septuagintoj graikiškai abudu tie žodžiai yra vienodi. Jis perskyrė jūrą, jis perskėlė dykumos uolą. Tik tai perskėlė jūrą mes nesakysim. Todėl, bet hebrajiškai tai yra tas pats žodis. Reiškia, tas pats veiksmas, vėlgi su lazda yra, atskiriama, atveriama. Tai, kas paslėpta ir vienu atveju abiem atvejais grėsmė sustabdoma, bet vienu atveju, kad tas vanduo jų neprarytų, o kitu atveju, kad tas vanduo padėtų jiems išgyventi. Iš uolos veržėsi srovės ir vanduo lyg
upės tekėjo. Poetiškai tai apdainuojama, bet jie maištavo prieš aukščiausiai dykumoje, jie savo širdyse reikalavo maisto, kurio užsigeidė. Taigi jie, ne tik tai vandens, bet ir maisto, prašė. Ir kaip Dievas atsakė tada, kai jie prašė maisto, reiškia, jisai, toliau skaitome, iš dangaus, iš aukštybių dangaus vartus atidarė, iš dangaus jis pabėrė maną, maistą jiems valgyti, žmonės valgė angelų duoną, turėjo pakankamai maisto. Bet įdomu tai, kad Mozės veiksmas su lazda yra, reiškia, jis smogė į uolą, iš jos ištekėjo vandenis ir pasipylė upeliai. Yra kartojimas ir kartojimas, taigi tai yra labai svarbi, vieta Senajame testamente. Pasižiūrėkime dar, Teisėjų knygoje Samsonas grįžta nugalėjęs, užmušęs 1000 filistinų su asilo žandikauliu. Teisėjų knyga 15 skyrius. Ir užmušiau 1000 vyrų, būdamas labai ištroškęs, iššaukėsi viešpaties tardamas, tu pats suteikiai savo tarno rankai šią didžią pergalę, nejau dabar turiu mirti iš troškulio ir patekti į neapipjaustytųjų rankas. Dievas atvėrė Lehyje esančią ertmę ir iš jos ištryško vanduo. Jis atsigėrė, atgavo jėgas ir atgijo. Tas vanduo buvo pavadintas Enkore ir tebėra Lehyje iki šios dienos. Taigi vėlgi mes turime šulinio, o šulinys dažniausiai yra prie versmės kasamas. Ir reiškia šaukiančiojo versmė, jeigu versti iš hebrajų kalbos, tas Enkore, Enhakore būtų tiksliau, bet vėlgi matome po didelės pergalės yra išmėginimas Samsonui ir jis sako, negi aš dabar mirsiu. Reiškia, prie pat mirties tas didvyris. Visiems žmonėms reikalingas vanduo, be jo mes mirštame. Viešpats visuomet bus tavo vadovas, rašo Izaijas, ir sausros išdegintoje šalyje tave pasotins. Jis atnaujins tavo jėgas ir tu būsi kaip laistomas sodas, kaip niekada neišsenkantis šaltinis. Tai yra Dievo pažadas Izraelio tautai, bet ir visiems Dievo žmonėms, kad tuomet, kai mes savo vadovo turime Dievą ir jis veda ir mes atsiduriam dykumoj. Dykuma šiaip yra, kitas biblinis, neatskiriamas motyvas. Bet šį kartą mes kalbame apie tai, apie kitą motyvą, vandenį, be kurio dykumoj neišgyvenama. Bet viešpats pasotins ir sausros išdegintoje šalyje, ir tu būsi kaip laistomas sodas, kaip niekada neišsenkantis šaltinis. Ir galim kalbėti apie Ezekielio upę, kuri išeina iš po šventyklos, reiškia, ir kur ateina tas gėlas vanduo, ten ateina gyvybė, auga medžiai ir tų medžių lapai yra gydančio poveikio. Galim prisiminti ir, tikrai sodas dykumoj yra ne kartą, reiškia, pranašų žodžiuose minimas. Ir tai yra būtent to Dievo
palaikymo, aplankymo pačioje beviltiškiausioje situacijoje vaizdinys. Na va, taigi aš šiek tiek praplėčiau Išėjimo 17 skyrių ir dabar mes jau galim skaityti tą antrąjį skaitinį iš Naujojo testamento, kuris yra iš Evangelijos pagal Joaną 4 skyriaus. Ir perskaitykime, truputį aš patrumpinau, bet tai vis tiek nemažas gabaliukas. Taigi jis atėjo į Samarijos miestą vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Ten buvo Jokūbo šaltinis. Ankstesni vertimai šulinys, bet Jonas vartoja 2 graikiškus žodžius. Vienas jų reiškia šaltinis, o kitas šulinys, bet aš jau paaiškinau, kad tai neatskiriamos 2 dalis. Šuliniai kasami ten, kur atrandama šaltinio versmė. Pavargęs po kelionės Jėzus prisėdo prie šaltinio. Buvo apie 6 valandą. Tai reiškia, buvo 12 valandų dienos. Jie pradėdavo skaičiuoti nuo 6 ryto. Pati kaitra, pati karščiausia valanda. Na ir Jėzus prisėda. Vienam samarietė moteris ateina semtis vandens. Jėzus jai sako: duok man gerti. Mat jo mokiniai buvo nuėję į miestą nupirkti maisto. Taigi čia mes turime Jėzų su mokiniais ir be vandens, ir be maisto. Jie išnaudojo visas savo atsargas, turi pinigų, pas samariečius negalima pirkti, bet negalima būdavo ir varpų skinti lauke, o skaitome, kad mokiniai ėjo per lauką ir skynė varpas ir susilaukė fariziejų priekaištų: Jėzus, tavo mokiniai daro tai, ko nevalia per šabą. Na ir čia matomai panašiai, kai jau reikia išgyventi, nebežiūrima raidės iki galo. Ir dabar Jėzus ištroškęs. Na, Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus, ir Evangelijose mes turime ir vieną, ir kitą jo prigimčių apraiškas, kai Jėzus miega, užmiega valtyje ir kyla audra ir vėlgi, mokiniai supanikuoja, tau nerūpi, kad mes žūstame. Ten mes turime žmogų Jėzų. Kaip ir čia jis ištroškęs. Beje, ir ant kryžiaus jis pasakys tos lemiamus žodžius prieš savo mirtį: trokštu. Ir pagal psalmės žodžius jam paduos rūgštaus vyno. Na ir jį paragavęs, Jonas sako, Jėzus atidavė dvasią. Taigi, duok man gerti. Ta samarietė moteris jam sako: kaip tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietė moterį, gerti? Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė: jei pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tavęs prašo, duok man gerti, pati būtum jį prašys ir jis būtų davęs tau gyvojo vandens. Pone, sako jam moteris, neturi kuo pasemti, o šulinys yra gilus. Iš kur turėsi gyvojo vandens? Argi esi didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, davusi mums šį šulinį, iš kurio gėrė jis pats, jo sūnus ir gyvuliai. Na, man pačiam skaitant vis kyla ne vienas klausimas, vienas iš jų: kaipgi čia dabar tas Jokūbas atsiranda, Jokūbo šulinys, bet tu didesnis už Jokūbą? Ji turi omeny vėlgi tą patį. Taip, yra versmė. Štai yra nuo seno mūsų protėvių
ne bet ko, patriarcho Jokūbo iškastas šulinys. O tu kalbi apie vandenį. Gal tu turi kažkur išsikasęs, bet čia, matai, tokia vieta, kad reikia labai giliai kasti. Ir, reiškia, tu labai, galingas, reikia darbo jėgos ir panašiai, matomai, reiškia, tas gyvasis vanduo šiuo atveju yra, tekantis vanduo, reiškia, gėlas vanduo. Nėra dar dvasinės prasmės. Samarietė neturi tose žodžiuose jokio perkeltinio vandens motyvo. Ir, jeigu jau, reiškia, tas pradžioje jinai sako, aš nematau, tu neturi net nei matomai lazdos, nei indo, nei nieko, apie ką tu kalbi. Reiškia, bet Jėzus sako, jei pažintum Dievo dovaną. Ir jis prisistato kaip svarbus. Ir jinai sako, negi tu didesnis už Jokūbą. Vėliau Jeruzalėje žydai sakys, negi tu didesnis už Abraomą, kad tu jau regėjai Abraomą. Yra tie patriarchai jiems didžiausi. O čia dabar Jėzus iš Nazareto, nors dar kol kas jinai nežino, kas jisai toks apskritai. Ir dabar skaitome, ką Jėzus jai atsakė. Kiekvienas, kuris geria šį vandenį, vėl trokš, bet kas gers vandenį, kurį aš duosiu, netrokš per amžius. Vanduo, kurį jam duosiu, taps jame vandens šaltiniu, trykštančiu į amžinąjį gyvenimą. Štai čia atveriama dvasinė vandens reikšmė. Iki tol, fizinis vanduo, dabar vanduo trykštantis į amžinąjį gyvenimą. Nors moteris vis dar, aišku, nesupranta, kaip paprastai Jono Evangelijoje tą labai aiškiai Jonas parodo, kad ir mokiniai, kai Jėzus kalba apie dvasinę pusę, jie mąsto žemiškomis kategorijomis. Taigi, tada jau, Pone, duok man to vandens, idant nebetrokščiau ir nebereikėtų man vaikščioti čia semtis. Gal jinai pradeda jau susigaudyti kažką, bet panašu, kad jinai galvoja, kad galbūt yra kažkoks priėjimas prie vandens išteklių, apie kuriuos jie nežino, o šitas žydas žino ir jis apie tai kalba. Man nebereikės eiti čia semtis. Tyrėjai svarsto, kodėl jinai eina pačią karščiausią valandą ir kodėl viena, nes paprastai moteris eina drauge ir vėliau, kai jau nėra taip karšta, ir tada, labai tikėtina, kad Jėzus apie tai ir pasuka kalbą. Reiškia, eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsiliepia, aš neturiu vyro. Jėzus jai sako, teisingai pasakėjai, neturiu vyro, nes esi turėjusi 5 vyrus ir tas, kurį dabar turi, nėra tavo vyras. Tikra tiesa, ką pasakėjai. Čia išprovokuojama, Jonas rašo, Jėzus žinojo, kas žmonių širdyse. Ir jam nereikėjo, kad kažkas liudytų apie žmogų. Ir, jis permato tą moterį ir mato jos gyvenimą. Čia jau Dievo sūnus, jeigu tas Jėzus prisėdęs prie šulinio žmogaus sūnus, Adomo sūnus, tai čia jis yra Dievo sūnus, apdovanotas Dievo dovanomis. Jam Dievas teikia dvasią be saiko, Evangelijos pradžioj Jonas rašo. Taigi,
Tuo metu sugrįžę jo mokiniai stebėjosi, kad jis kalbasi su moterimi, tačiau ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori, apie ką su ją kalbi. Praleiskime tą neapykantą tarp žydų ir samariečių. Aš esu ne kartą tai pasakojęs, apie tai pasakojęs. O moteris, palikusi savo indą, nuėjo į miestą ir kalbėjo žmonėms: eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu dariusi. Ar tik jis nėra Kristus? Jie išėjo iš miesto ir traukė pas jį. Labai įdomu, kad neseniai susilaukiau klausimo būtent apie šitą vietą, kuris skambėjo maždaug taip: ar visgi moteris, buvo pagirdyta prie to šulinio? Svarstė viena vėlgi moteris, jinai manęs klausė, prašė išaiškinti. Į ką aš atsiliepiau: be abejo pagirdė. Čia nėra net kalbų, kad Jėzus tą vandenį, tą šaltinį trykštantį į amžinąjį gyvenimą, jai, jos dvasiai, jos sielai davė gerti. Tai liudija visų pirma paliktas indas, kuriuo jinai turėjo pasisemti ir parnešti vandenį. Jinai susidūrė su kiek didesni už save ir jai rūpėjo čia pat papasakoti kitiems, tiems netgi, kurie jos nemėgo. Ir todėl aš čia matau, kad nors jinai gyveno atskirti, bet visgi jinai turėjo kažkokį balsą. Ir šiuo atveju, pati jinai neįtikintų tų žmonių, bet kadangi jinai grįžo su ąsočiais vandens, dvasinio vandens, ir tas vanduo jau tryško iš jos, tie žodžiai staiga įgavo galią ir atkreipė žmonės dėmesį. Jie išėjo iš miesto ir traukė pas jį. Ir baigėsi tą istoriją, daug samariečių iš to miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liudimo. Jis pasakė man viską, ką esu dariusi. Todėl atėję pas jį samariečiai prašė jo pasilikti su jais. Ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo žodžių. Jie sakė moteriai: dabar tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio gelbėtojas. Taigi atsivėrė tame Samarijos kaime, mieste, sako, Samarijos miestas vadinamas Sicharu. Sichare atsivėrė uola. Iš uolos ištryško gausi gyvojo vandens srovė. Ir jinai pamaitino ir numalšino troškulį ne tik tos moters sieloje, bet Sicharo gyventojų širdyse. Ir jie suprato, kad į jų miestą užsuko pasaulio gelbėtojas, tame tarpe ir samariečių gelbėtojas, tame tarpe ir visų atstumtųjų žmonių, kaip ta moteris savo bendruomeniai gelbėtojas, galintis atverti versmes dykumoje. Štai kokia yra jau Naujojo testamento žinia. Ir tuoj mes pasižiūrėsime visgi į tai, kaipgi susisieja šitos 2 vietos, Išėjimo 17 ir Jono 4. Ar vien tik tai tuo vandens motyvu, ar yra dar kažkas? Visų pirma, aš iš karto noriu perskaityti jums dar 2 vietas iš Jono Evangelijos ir tada jau apibendrinsiu.
Iš 6 skyriaus. Ten jau veiksmas vyksta Galilėjoje. Tuomet Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, ne Mozė jums davė duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrąją duoną. Nes Dievo duona yra tas, kuris nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvenimą. Tuomet jie pasakė jam, viešpatie, visuomet duok mums tos duonos, kaip aidas atkartojami samarietės žodžiai, tik tai ponė, duok mums, tuo atveju duok man to vandens, gyvojo vandens, duok man jo atsigerti. Bet čia duonos. Jėzus jiems tarė, aš esu gyvenimo duona. Kas ateina pas mane, niekada nebealks, ir kas tiki mane, niekada nebetrokš. Aš manau, kad tai yra raktas. Būtent šita eilutė man iškilo mąstant apie Išėjimo ištrauką, kurią mes skaitėme, nes ten pagrindinį vaidmenį vaidina Mozė ir jo lazda. Ir reiškia, taip kaip Dievas davė jiems maną iš dangaus, taip jis jiems davė vandenį iš uolos. Ir jų sąmoniai, jų patriarchai, Abraomas, Izaokas, Jokūbas, tai Jahvė, jųgi Dievas. Ir be abejo Mozė, išvedęs tautą iš Egipto, buvo didysis jų mokytojas, palikęs jiems Torą. Mes esame Mozės mokiniai, sako žydai Jėzui Jeruzalėj. Kaip tu skelbiesi, kalbi taip, tarsi būtum didesnis už Mozę. Mes turim vieną mokytoją, Mozę. Ir štai čia yra ta jungtis. Jėzus tarsi, atsako, nors apie vandenį jis to nepasako, jis tą pasako apie duoną. Iš tiesų sakau jums, ne Mozė davė jums vandenį, bet dabar Dievas duoda jums tą tikrąjį gyvąjį vandenį, kuris padės išgyventi šio gyvenimo dykumose ir kuris trykšta tą patį srovę į amžinąjį gyvenimą. Tai yra tas gyvybės vanduo, maitinantis ne tik žemę, bet žmogaus sielos žemę. Ir būtent Jėzus yra didesnis už Mozę. Tas vietas suriša Mozės ir Jėzaus vaidmenys. Kaip Mozė davė, sakykime, žemiškų gėrybių Dievo tautai Izraeliui, taip Jėzus duoda dangiškų gėrybių Dievo žmonėms, Dievo tautai tikintiems jį. Ir jisai yra kur kas didesnis už Mozę. Kaip laiško Hebrajams autorius sako, kaip statytojas yra didesnis už namą, taip yra Jėzus didesnis už Mozę. Ir jo darbai yra kur kas didesni. Tačiau vandens motyvas yra jungiantis. Jungia būtent tas vandens motyvas, bet svarbu suprasti, kad šitose dviejose vietose, nes jeigu mes taip žiūrėtume paviršutiniškai, tai ten juk jie burnojo prieš Mozę, o čiagi nieks neburnojo. Nei
moteris, nei tie Samarijos Sicharo gyventojai, jie neburnoja prieš Jėzų. Na, nėra šito ir tu galvoji, kaip čia dabar tas ryšys. Ryšys ne toje vietoje. Ryšys yra netgi ne išmėginime, o ryšys yra dviejuose vaduose. Vienas vadas Mozė išveda iš Egipto, kitas vadas Viešpats išveda iš dvasinio Egipto, iš nuodėmės vergijos. Vienas suteikia Torą ir tarp kitko, judaistiniuose aiškinimuose, rabiniškoj literatūrai Tora yra taip pat lyginama su vandeniu. Jau lyginama, bet staiga Jėzus sako, aš daugiau už įstatymą, už Torą. Ir daugiau už raidę. Jono Evangelijoje yra šitas paslėptas teminis niuansas. Ir kad iš tiesų taip yra. Jono 7, tai jau paskutinė vieta, paskutinę didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė, kas trokšta, te ateina pas mane ir tegeria. Kas mane tiki, kaip sako raštas, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Jis taip kalbėjo apie dvasią, kurią turės gauti jį įtikėjusieji. Mat dvasia dar nebuvo duota, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Taigi Mozė davė Torą, o Jėzus duoda šventąją dvasią. Kam? Tikintiems jį ir trokštantiems. Trokštantiems ko? Trokštantiems tiesos. Laimingi, trokštantis ir alkstantis teisumo. Čia Mato 5 kalno pamokslas. Nors Matui teisumas tai yra tai, kas teisinga, tai, kas tiesa. Trokštantis tiesos, atviri, priimti Jėzų, kaip priėmė ir jį patikėjo Samarietė ir Sicharo miesto gyventojai, patirs būtent atgaivą, dvasią, nes Dievas lieja šventąją dvasią ir šiandien. Ir čia yra taip nuostabu, Jėzus jau yra pašlovintas ir Dievas lieja šventąją dvasią, todėl trokškime tiesos, trokškime tiesos. Jei tiesa atsisuka prieš mus, atgailaukime, pripažinkime nuodėmę, pripažinkime savo neteisumą, kur mes prasilenkiam su tiesa ir jis, Jėzus, užtarėjas, mes turime užtarėją pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų, kuris yra permaldavimas už mūsų nuodėmes. Jis užtarė mus, jis už mus, ne prieš mus. Čia jei tiesa atsisuka prieš mus, bet tiesos negalim ir parduoti. Šventoji dvasia niekada neateina į bendruomenę, kurioje tiesa yra lengvai parduodama, kur su tiesa prasilenkiama. Ten neišvengiama dykuma, ten neišvengiamas vos išgyvenimas, bet ten, kur atsiveria būtent gyvojo vandens srovės, ten, kur bendruomenė kasa, klausydama Dievo, kur reikia nukreipti savo pastangas, ten atsiveria gyvenimas. Ir taip yra, taip liudija mano patirtis, taip aš tikiu, tuo norėjau su jumis pasidalyti šiandien ir manau, ir jūs pasisėmėte kažkiek to antgamtinio šventosios dvasios vandens, kuris mane girdo ir palaiko iš tiesų
kiekvieną dieną, už ką esu dėkingas Dievui. Tai tiek šiam kartui, iki kitų mielų susitikimų.